Sveiki, brangus draugai. Šį kartą jūs pasieks netiesioginė transliacija, bet įrašas. Jį darau iš vakaro. Pas mane yra penktadienio vakaras, bus įkeltas šeštadienį ryte. Tai visiems skanios kavos. O jūs matote Švento Pranciškaus baziliką jūsų akise ir fone. Tai šį savaitgalį esu piligrimystėje Asyžiuje ir tikrai pavedu Viešpačiui jūs ir ypatingai šį savaitgalį ir kai sekmadienį mes švęsime verbų sekmadienį ir įžengsime į didžiąją savaitę. Tai dar kartą jūs sveikinu iš Asyžiaus ir kaip tik dabar esu po vakaro šventųjų mišių ir pagalvojau, kad anksti ryte taip nesugebėsiu atvažiuoti, nes gyvenu kur kas žemiau, jeigu kas žinote, apsistojau prie Porcinkulės bazilikos. Tai norėčiau paskaityti šeštadienio ryto Evangeliją, kuri mus pasitinka. Jono Evangelija, 11 skyrius, nuo 45 iki 56 eilutės. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padaręs. Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė, ką darysime. Šitas žmogus daro daug stebuklų. Jei taip jį paliksime, visi įtikės jį. Ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą. Vienas iš jų, Kajafas, tais metais vyriausiasis kunigas jiems tarė, jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Jis tai pasakė ne iš savęs, bet būdamas tų metų vyriausiasis kunigas pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą. Ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus. Nuo tos dienos jie buvo tvirtai pasiryžę jį nužudyti. Todėl Jėzus daugiau nebevaikščiojo viešai tarp žydų, bet pasitraukė iš ten į vietovę dykumos pakraštyje, į miestelį vadinamą Efraimu. Ten jis ir apsistojo kartu su mokiniais. Artinosi žydų Velykos. Daug žmonių iš viso krašto prieš Velykas traukė į Jeruzalę apsivalyti. Jie ieškojo Jėzaus ir stoviniuodami šventykoje kalbėjosi, kaip jūs manote, nejaugi jis nebeateis į iškilmes. Taigi šį šeštadienį mus pasitinka Evangelija, kuri liudija kartu labai viltingai, jog netgi ir daugelis žydų, kurie laikėsi įstatymo, bet tas įstatymas, kuris buvo galbūt atitolęs nuo Toros, kuri pranašavo apie Mesiją, bet kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Tai išties mums tampa vilties ženklas. Ne tik tas nusikaltėlis, kuris yra prie Jėzaus kryžiaus, taip pat prikaltas ir paskutinę akimirką jisai patenka į Viešpaties karalystę, bet tebūnie ir mums tai vilties žodis apie tuos žmonės, kurie yra užkietėję, apie tuos žmonės, kurie galbūt yra labai teisuoliški, apie tuos žmonės, kurie kietos širdies, apie tuos žmonės, iš kurių mes nieko nebesitikime, ypač mūsų šeimos artimieji. Ir tai mums yra vilties ženklas, kad daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Ir taip pat mums tampa vilties ženklų vyriausiasis kunigas, kuris tuo metu buvo paskirtas, tai Kajafas, ir kuriam duota pranašystės malonė, kuriam duota malonė kalbėti Viešpaties vardu. Ir išties man ir čia lankantis, kartu keliaujant šį savaitgalį Švento Pranciškaus pėdomis, tai išties irgi jis yra vienas iš tų nusidėjėlis, ir kuris
į kurį prabyla viešpats ir kurį prakalbina viešpats ir kuriam dovanoja atsivertimą ir to pasekoje dovanoja nuolankumą. Tai ir tik nuolanki širdis gali išgirsti viešpaties žodį, tai, ką jis išgirsta, eiti ir skelbti Evangeliją, eiti ir atstatyti bažnyčią. Ir taigi turime šventųjų, kurie buvo didūs nusidėjėliai, bet kartu tapo didžiais šventaisiais ir mums vilties ženklų. Taigi Jėzus prisiima ir prisiims tai, kad jisai mirs už tautą, mirs už kiekvieną iš mūsų. Ir štai čia yra žinia, kad suburtų į vienybę išsklaidytosius Dievo vaikus. Tai išties, tuomet, kai mes susitinkame su viešpačiu savo kryžiaus kelyje, savo išbandymų kelyje, mes išties, kai atsiveriame jam, jo žodžiu, jo perkeitimui, tampame suburti į vieną. Ir išties išgyvename vienybę su visa bažnyčia ir su visa Dievo tauta per Kristų ir Kristuje. Tai išties tebūnie mums tai kvietimas, tebūnie mums tai pakuota, jog Kristuje, jo atpirkimo žinioje mes visi pašaukti bendradarbiauti savo išganymo kelionėje ir tapti tuo vilties ženklu, tapti tuo prisikėlimo ženklu kiekvienam, kuriam mums duoda, kuriuos duoda mums viešpats. Taigi ir čia jums didžiausi sveikinimai iš Asyžiaus, iš Švento Pranciškaus, galima sakyti, žemės ir leidžiantis saulėje, kaip tik jums galės padėti, leidžiantis saulėje, kartu pas jūs saulė teka, pas mus saulė leidžiasi, taigi galime šlovinti viešpatį ir dėkoti jam už gyvenimo dovaną.